Trijobet. Rungtynę šiandieną pradėjom kiek vangokai. Žalgiris buvo aktyvesnis ir dominavo aikštelėje. Pirmus du kėlinius, ypatingai pradžią, pirmus du kėlinius mes buvom besivyjančių lygmenyje. Tačiau pusiausvara jėgų išsilygino ir kai kuriais momentais mes net kontroliavom žaidimą. Pabaigoje turbūt pritrūko ir jėgų, ir sportinės laimės. Vis tik Žalgiris labiau patyrusi komanda. Mes negalėjome taip plačiai rotuoti žaidėjais, kaip tai darė Žalgiris. Mes neturim daug lygiaverčių krepšininkų. Tačiau esu labai dėkingas savo žaidėjams. Manau, kad jie padarė nedaug, bet labai daug. Džiaugiuosi, kad ir galim patiko rungtynės. Sveikinu nugalėtojus ir iki kito karto, kaip sakoma. Dabar latviškai reikia. Latviškai darau labai daug gramatinių klaidų. Treneri, žiūrint finalinį ketvirtą, abiem Lietuvos komandoms sunku buvo su Latvijos ekipom žaisti. Klubinis krepšinis tarp Lietuvos ir Latvijos yra tas priartėjimas ir kas kur priartėjo, arba nutolus? Žinot, aš nenorėčiau, kaip sakoma, spręsti kitų problemų. Aš esu Rygos VF komandos treneris ir matau mūsų trūkumus, matau gerasias pusės, manau, kad žinau, kad reikia tai pagerinti mūsų žaidimą. O nenorėčiau kalbėti apie kitų komandų, tai turbūt būtų iš mano pusės ir neetiškai daug galia, tai nemano, kaip sakoma, yra Treneri, aš kitaip tada paklausiu. Vakar įveiktas Lietuvos Rytas, šiandien kaip lygus su lygiu su Žalgiriu kovota, tai peršasi labai elementari išvada, kad Beko vieta Eurolygoje. Labai daug komandų nori žaisti Eurolygoje ir pagal savo sudėtį ir žaidimą ir galimybes yra tikrai verti. Šios lygos yra neguminė, kai negali priimti visų norinčių ir galinčių, atitinkančių tą lygį. VFas yra jaunas klubas, neseniai atsikūręs ir einantis, reiškia, sistemingais, mažai žingsniais į priekį. Ir aš manau, kad tikslai yra dideli, jie greit nepasiekiami, tačiau VFas turi tokių tikslų, reiškia, patekti į Europos krepšinio elitą. Tai yra labai sunki užduotis, tai yra reikalavimai galų gale ir daug, reiškia, finansų. Tačiau jeigu tokie planai jau yra gerai, reiškia, tai yra įdomu žaisti žaidėjams ir mums dirbti treneriams. Aš tikiu, kad ta diena kada nors ateis. Už 15 minučių, kadangi čia klausimas apie 15 minučių. Treneri, jums buvo lengviau ar ne, kadangi jūs Žalgirį žinot geriau nei kiti treneriai? Tai manau, kad šiais laikais turbūt nebūtina pabūti treneriu, kad žinotum komandos sugebėjimus ir galimybes ir silpnąsias pusės ir taip toliau žaidėjus pažinti, nes šiais laikais tai yra prieinama informacija, reikia tam tikrai turėti laiko ir noro ir galbūt, aišku, šiek tiek sugebėjimų, kad išanalizuoti varžovų žaidimą, tai nėra sudėtinga gauti šitą informaciją. Aš jau kaip minėjau, mes su Žalgiriu neturėjom nei laiko, kada pasirengti, tačiau žaidėjai šiandien parodė tikrai tvirtą charakterį, norą didelį laimėti ir tai vedė mus į priekį. Nes mes šiandien ryte tik pamėtėm ir pasižiūrėjom video, taip kad kažką specialaus nebuvo laiko, nei jėgų, nei nieko. Tai jeigu nėra klausimų.